Klausimas iš komentarų, kuris taps jums gerų patarimų. Kodėl kai kurie automobilių skelbimai neturi pažymėto VIN kodo? Todėl, nes pardavėjai nenori. Dėl kelių gali būti priežasčių. Pirma, patingėjo, antra, atsukta rida, trečia, nenori, kad kai kurios VIN kodo tikrinimo svetainės rinktų duomenis apie jo parduodamą automobilį. Nes jeigu jūs pažymit VIN kodą, kai kurios svetainės vogia informaciją, už kokią kainą jūs pardavinėtų automobilį, kokios yra nuotraukos, ir po to jūs, kai pardavinėjat, pirkėjas prasimušęs VIN kodą mato informaciją ir galbūt jam nepatiks, kad jūs jau pardavinėjat pusę metų automobilį arba dar daugiau ir jau numetėt kokius 4000 nuo pradinės kainos, kas gali matytis per tas tikrinimo svetainės ir nenorės pirkti vien dėl to. Tai kai kurie nori apsisaugot, kai kurie nori apgauti. Tiesiog, jeigu matot, kad nėra VIN kodo, drąsiai skambinkit pardavėjui, klauskit, koks VIN kodas, jeigu neduoda, peržegnuokit skelbimą ir viskas, nevažiuokit ten žiūrėti, nes kažkas tikrai negerai. Bet jeigu duoda, prasimuškit ir važiuokit.